Taigi dabar mūsų prezentacijos. Kita prezentacija - atgaivinkime demokratiją. Bibliotekos turi išgelbėti pasaulį. Tai yra Martin Mehmet Konik pranešimas. Ir paplokime. Sveiki. Ir prezentacija. Taigi sveiki sugrįžę, tikiuosi skaniai pavalgėte, atsigėrėte kavos. Ir čia mano prezentacija. Ir pirmoji skaidrė - atgaivinkime demokratiją, bibliotekos turi išgelbėti pasaulį. Tai yra tai, apie ką mes kalbėsime. Aš esu Martin Mehmet Konik, aš esu bibliotekos direktorius iš Landskrono miesto Švedijoje. Aš esu išrinktas EFLA viešųjų bibliotekų sekcijos nuolatinio komiteto narys ir esu ES grupės dėl bibliotekų daugialypio vaidmens visuomenėje narys. Taigi mes galime kalbėti apie demokratiją įvairiais lygmenimis, mes galime kalbėti apie rinkimus, kurie artėja Švedijoje, tai irgi demokratijos vienas iš aspektų. Ir didžiausias klausimas, kuris mums kyla, tai yra, ar mes galime dirbti demokratijos klausimu. Ir taigi pabandykime apibrėžti, kas yra demokratija. Ir ateityje mes ketiname išleisti už 3-4 metų instrukcijas vadovėlį. Taigi mes paskelbsime savo darbą vasario-kovo mėnesį ir mes turėsime galimybę pristatyti kai kurias prezentacijas, kurias mes darėme įvairiose konferencijose. Taigi, galbūt tiek. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti apie demokratiją, bet ne vien. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip ji yra susijusi su laisve ir laime. Nes kai mes kalbame apie demokratiją, tai gali būti kažkiek abstraktu. Ir aš manau, kad mums reikia geriau išsiaiškinti, koks yra ryšys su laisve ir laime. Taigi, tai yra labai svarbus ryšys ir žmonės dažnai kalba apie laisvę. Jonas Stuartas Millas savo esė apie laisvę teigia, kad individuali laisvė yra būtina asmeniniam tobulėjimui ir visuomenės pažangai. Ir tai be abejo yra tiesa. Yra daug tyrimų, kurie rodo teigiamą demokratijos ir laimės koreliaciją. Pavyzdžiui, pasaulio laimės ataskaitoje pabrėžiama, kad šalis klasifikuojamos kaip visiškai demokratinės, paprastai turi aukštesnius vidutinius laimės rodiklius, lyginant su autoritariniais režimais. Kitas tyrimas parodė, kad aktyvesnis dalyvavimas demokratinėse sistemose yra susijęs su didesniu savarankiškai vertinamu laimės lygiu, netgi atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kultūra, pajamos ir individualios savybės. Taigi ryšys ir koreliacija tarp demokratijos, laisvės ir laimės tikrai egzistuoja. Ir žmonės supratę tą ryšį, jie tikrai galvos apie demokratiją daugiau ir geriau. Be abejo, demokratija susiduria su problemomis ir tai priklauso nuo įvairių politikų, kaip jie žiūri į demokratiją. Winstonas Churchillis sakė, kad demokratija yra blogiausia valdymo forma, išskyrus visas kitas formas, kurios buvo išbandytos laikas nuo laiko. Istorija parodė, kad demokratija yra mūsų geriausia galimybė sukurti teisingą visuomenę, kuri rūpinasi visais. Tai nėra iššūkis.
Tai yra mūsų geriausia galimybė, jei norime, kad visi turėtų galimybę gyventi lygiai teisiškai, laisvai ir laimingai. Noriu pateikti šiek tiek statistikos iš VDM instituto ataskaitos 2025. Jūs čia matote šią ataskaitą. Gausite prezentacijas ir visi galėsite susipažinti su tuo, apie ką buvo kalbama šioje konferencijoje. Ir dabar blogoji naujiena apie demokratiją. Tai atrodo tikrai labai blogai. Jeigu jūs perskaitysite ataskaitą, nėra jokių požymių, kad trečioji autokratizavimo banga slūgsta arba bent jau mažėja. Ir visai nesvarbu, kaip mes pažiūrėsime į duomenis šioje ataskaitoje, tendencijos rodo, kad demokratijos lygis prastėja. Ir ši ataskaita buvo parengta dar prieš Trumpo kadenciją. Taigi šioje ataskaitoje nėra žiūrima į demokratijos silpnėjimą Jungtinėse valstijose. Šiek tiek statistikos, jeigu mes palyginsim 2004 ir 2024, mes matysime, kaip prastėja situacija. Čia mes matome, kiek pasaulio gyventojų, kokia dalis gyvena demokratinėse valstybėse. 2004 metais tai buvo 51%, 2024 sumažėjo iki 28%, taigi skirtumas yra tikrai gana didelis. Čia mes matome procentą pasaulio gyventojų gyvenančių autokratinėse valstybėse. Tai yra valstybės, kuriuose nėra demokratijos, ir mes turėjome 7% 2004-aisiais, tuo tarpu 2024-aisiais tai jau yra 38%, taigi padidėjimas yra tikrai gana drastiškas. Saviraiškos laisvė taip pat prastėja situacija šioje srityje, ir mes matome padidėjimą nuo 7 iki 44 šalių 24 metais, tai reiškia, kad mes vis labiau tolstame nuo demokratijos. Rinkimų kokybė irgi, kaip matome, prastėja. Kaip matote šioje skaidrėje, mėlynas stulpelis yra šalis, kuriuose yra judama demokratijos link. Tuo tarpu bordo stulpelis tai yra šalis, kurios juda link autoritarinio režimo. Taigi, matote, kad daugiau šalių juda link autoritarinio režimo. Čia mums reikia suprasti, kad pasaulyje demokratija silpsta. Ir čia galbūt mes pradėsime kažką pozityvesnio, kalbėti apie kažką pozityvesnio, ką mes galime padaryti. Mes galime ir turime būti dalimi pasaulio, kuris išveda iš tamsos. Mes galime, dirbdami viešuose bibliotekose, pakeisti visuomenę ir prisidėti prie jos gerovės. Kartu mes tikrai galime padaryti pažangą, nepaisant visų iššūkių, su kuriais mes susidurėme. Ir kada aš kalbu apie demokratiją, aš kalbu pirmiausiai apie ją kaip sistemą. Ir tai susiję pirmiausia su tuo, kaip sprendimai priimami ir kas juos priima, o ne su tuo, kokie tie sprendimai yra. Demokratija reikalauja aktyvaus dalyvavimo ir nuolatinės priežiūros. Ir be abejo,
Tai reikalauja pastangų, nes priešingų atveju žmonės pradės žiūrėti į ją kaip į savaime suprantamą dalyką. Ir nesupras, kodėl tai yra svarbu siekiant laisvės arba laimės. Be abejo, pokyčiai negali atsirasti vakume ir jie nesiranda per naktį. Mes turime stiprinti, palaikyti demokratiją. Ir mes turime kurti santykius su vietos nacionaliniais ir tarptautiniais veikėjais, kurie dirba mūsų bendruomenėje. Mes susirenkame čia, kalbame apie demokratiją įvairiuose grupėse ir tai yra puikus būdas pasikalbėti ir pagalvoti, ką mes galim padaryti kartu. Ir Lietuvoje mes turim puikią galimybę padaryti. Kadangi čia yra paimta iš interneto, jeigu pažiūrėtume į Lietuvą, ji pasižymi aukštais rezultatais įvairiose kategorijose, kalbant apie demokratiją ir atstovavimo teisų srityse, teisinės valstybės dalyvavimo kategorijose pagal pasaulinės demokratijos būklės vertinimo sistemą. Jūsų rezultatas yra vidutinio lygio. Šalis patenka tarp 25% pasaulio valstybių, kurios beveik visais rodikliais pasiekė aukščiausius rezultatus, išskyrus pilietinį įsitraukimą ir dalyvavimą rinkimuose. Lietuva labai pasistumėjo, užtikrindama teisingumą. Ir kalbant apie demokratijos vystimas Lietuvoje, iš tikrųjų viskas atrodo labai neblogai. Taigi dabar vėlgi, žiūrint į šitą schemą, Lietuvos gyventojai, kaip matote, virš 60% galvoja, kad demokratija yra visą laiką viršesnė už kitas valdymo sistemas. Taigi jūs turite gerą platformą, nuo ko atsistumti ir dirbti šiais klausimais toliau. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie skirtingus metodus, kuriuos mes taikome Landskrona miesto bibliotekoje. Čia yra mūsų bibliotekos pastatas. Landskrona yra Švedijos pietuose, Skåne regione, netoli Malmės, apie 40 minučių nuo būtent Malmės miesto ir visai netoli Kopenhagos, Danijoje. Tai yra mūsų senasis gaisrinės pastatas ir mes dirbame, kadangi yra galvojama, kai kalbame apie demokratiją labai daug, tame tarpe ir bibliotekose, mes iš tikrųjų nežinome, ką mes norime tuo pasakyti. Turime rasti metodus, kaip galima spręsti šios klausimus konkrečiu būdu. Jeigu jūs paklausite žmonių, kas yra biblioteka, 29% turbūt atsakys, kad tai susijęs su knygų skolinimu. Ir labai nedidelis procentas žmonių pasakys, kad tai susijęs su demokratija. Ir tai reikia pakeisti. O kad tai padaryti, reikia rasti specifinius konkrečius būdus. Ir vienintelis dalykas, kaip būtų galima tai padaryti, kadangi mes dirbame skirtingais metodais, turime rasti, kas veikia ir kas ne. Pasidalinti su sėkmės istorijomis ir nesėkmėmis. Ir vienintelis būdas yra, kuomet nepasiseks, yra tiesiog nieko nedaryti ir nebandyti. Tai aš pakalbėsiu apie keletą metodų, kuriuos mes bandėme taikyti Landskronoje.
tai yra pasiskolinti demokratijos ambasadorių. Mes pagalvojome apie, norėjome tiesiog pakelti žmonių sąmoningumą 22 metais, suteikti jiem daugiau informacijos, kaip jie balsuoja. Ir ypač tiems, kurie balsuoja pirmą kartą. Nebūtinai, kad jie yra jauni, bet žmonės, kurie tiesiog atvyksta į Švediją, emigruoja į šalį ir taip jie gali balsuoti pirmą kartą. Lenskronoje mes turime praktiškai didžiausią į balsavimus ateinančių žmonių skaičių kai kuriuose miesto dalyse, o kitose miesto dalyse viena žemiausių, kadangi ten būtent gyvena, tame rajone gyvena labiausiai nepasiturintys kažkokie socialiai pažeidžiami gyventojai. Ir čia jūs matote du iš mūsų demokratijos ambasadorių. Mes pradėjome, tai buvo projektas, kuris buvo finansuojamas Švedijos vyriausybės, Skonio regiono, taip pat nacionaliniu lygmeniu. Tai buvo projektas, kuomet mes įdarbinome demokratijos ambasadorius, jaunus žmonės, kurie galėtų kalbėti apie demokratiją įvairiose arenose, įvairiais atvejais. Ir iš tikrųjų jie labai gerai pasirodė, tačiau mes įdėjome daug pastangų, ieškodami šių žmonių, juos instruktuodami. Buvo daug norinčių, tačiau mes norėjome, kad jie nebūtų politikai, kad nepradėtų tiesiog kalbėti apie politiką. Mes pravedėme tiesiog interviu ir pasirinkome mūsų manimų tinkamiausius. Mes pažymėjome mūsų miesto Lenskrona rajonus, kas ten buvo padaryta, ką dar reikia padaryti, kalbant apie rinkimus ir balsavimą, kitas panašias iniciatyvas susijusias su demokratijos skatinimu. Ir tada, kai tai pažymėjome, mes jiems pasiūlėme būtent pasisamdyti, pasiskolinti demokratijos ambasadorius. Panašiai kaip jūs skolinatės knygą iš bibliotekos. Tačiau juos reikia susirasti ir tiesiog pasiūlyti jiems tokią funkciją. Buvo daug organizacijų, kurios tuo susidomėjo. Mes, pavyzdžiui, turėjome įvairiausius renginius mieste, kalbos kavines, mokyklas, kuriuose mokosi imigrantų vaikai, vidurinės mokyklas, šeimos centrus, jaunimo centrus. Taip pat darbo rinkos padaliniuose, kur žmonės gali išsiskalbti rūbus, pasitvarkyti, pasitaisyti rūbą ir panašiai. Ir apie ką buvo kalbama tuose susitikimuose. Tai buvo nuspręsta, kad kartais reikėjo tiesiog informacijos apie demokratiją, kas yra demokratija, o kartais mes kalbėjome apie, sakykime, net ir rinkimuose naudojamas balsavimo būdeles, kadangi amžius nuo kurio galima balsuoti, kaip sakykime, Danijoje
žmonės nebuvo tikri, koks yra tas slenkstis amžius, nuo kurio jiems galima balsuoti. Aišku, jeigu žmonės turėjo šiokį tokį patyrimą, jiems buvo lengviau susivokti, tačiau gali būti tiesiog dialogas apie rinkimus, apie skirtumus tarp skirtingų vietos valdžios institucijų ar valstybinių institucijų. Žmonės dažnai klausia ambasadorių, už kągi jiems balsuoti. Taigi mes apmokėme ambasadorius, ką reikėtų atsakyti, jeigu toks klausimas bus užduodamas. Šis projektas tada buvo tęsiamas toliau ir mes tą tęsinį pavadinome LA kartu. Mes galvojame, kad mes turime toliau tęsti šitą darbą. Šitas projektas negali taip pasibaigti ir pabandėme išlaikyti tą tinklą, kurį užmesgėme, sukūrėme pirmojo projekto įgyvendinimo metu, kadangi kai kalbama apie demokratiją, yra daug aspektų ir atsiranda tiesiog nauji klausimai, kurie iškyla. Pavyzdžiui, kas yra demokratinis procesas? Vienas iš tokių populiariausių klausimų, kurį žmonės užduoda. Ir mes norėjome išauginti projektą ir tą dialogą su tikslinėmis grupėmis, aišku. Čia mes pabandėme taip pat skirtingus dalykus, skirtingas priemonės. Mes turėjome tokį nedidelį kambarėlį. Na, jis atrodė gal ir nuobodžiai iš pradžių. Mes ten turėjome mašiną, kur galima pasižiūrėti į senus žurnalus. Žmonės ten buvo pradėję dėti kažkokius valymo priemonės, o mes pasiūlėme, o padėkime gal tą microfiche mašiną šalia kompiuterio ir sugalvokime kažką kito šitam kambariui, kad žmonės galėtų juo naudotis ir tiesiog patys nuspręsti, ką čia padaryti. Ir va štai, ką mes čia padarėme, sukūrėme prototipų dirbtuves, surengėme tam tikrus renginius, kai jūs galite tiesiog ateiti ir kažką susikurti, kaip jūs matote. Ir tuo pat metu mes su tai žmonėmis per sesijas tiesiog vedame dialogą. Smagu, kai gali kažką susikurti savo rankomis, tai patiko vaikams, tai patiko ir vyresniems, net ir politikams. Su visomis tikslinėmis grupėmis tai iš tikrųjų pasiteisino, remiantis mūsų patirtimi. Ir tada šio proceso pabaigoje, tai yra dalyvavimo procesas. Tačiau vienas dalykas, kad turi pasirinkti biblioteka, ar jūs naudosite prototipų metodą, ar jūs įrašysite, kad jisai vyks bibliotekoje, taip pat nuspręsti, ko jūs norite šitame kambaryje, kas ten turi būti, ir tada pasirenkate 5 variantus, vyksta balsavimas, kadangi kitu atveju jūs tiesiog sukursite chaosą. Taigi 5 skirtingi pasiūlymai iš visuomenės ir tada jau balsuojama. Ir kas atsitiko mūsų atveju,
mes nusprendėme įkurti tokį mokymosi kambarį. Tai nebuvo kažkas tokio labai pramoginio, bet žmonės to norėjo. Ir nuo pat to momento šitas kambarys taip ir naudojamas toliau. Turite būti pasiruošę, kad galbūt jūsų idėja buvo visiškai kitokia, jūs būtumėte įrengę kažką visiškai skirtingo, bet manau, blogiausias dalykas, jeigu jūs turite tokį dalyvavimo procesą ir jeigu laikotės to, ką pasiūlė žmonės, jūs turite nuo pat pradžių iš tikrųjų apgalvoti procesą ir leisti jiems nuspręsti, nes kitaip jį prarasite pasitikėjimą. Mes taip pat surengėme parodą, kurią pavadinome Jaunų žmonių viltys ateičiai. Norėjome įsiaiškinti, kaip jauni žmonės mato ateitį Švedijoje ir visą tai susijęs su įvairiais būdais bendradarbiauti, įtraukiant tikslinės grupės. Ir mes norėjome, kad tai vyktų ne bibliotekoje, siekiant parodyti, kad mes rasime tas tikslinės grupės, pakviesime jas ateiti į biblioteką, o nedarome to vien tik tai žmonėms, kurie jau atrado biblioteką. Ir vienas iš pagrindinių tikslų buvo geros žinutės apie jaunimą skleidimą, kadangi istoriškai mieste jaunimas buvo sukėlęs problemų, buvo kilę konfliktų su tam tikromis tarnybomis. Taigi, ką mes norėjome pakeisti, būtent ir vidaus tikslais mes tiesiog norėjome išeiti už bibliotekos ribų. Ir kaip matot, dešinėje pusėje yra paroda, kuri eksponuojama. Na, o čia esu aš su tam tikrom knygom. Turiu tas knygelės su savimi. Jeigu jūs norite, jeigu jūs domina, po šios sesijos jūs galite pasiimti po vieną, tikrai. Čia vat yra nemaža krūvelė anglų kalba, o tie, kurie moka švedų kalbą, yra ir švediškai. Aš perduosiu ir skaitmeninę versiją per Laurą. Žmonėms, kurie dalyvauja šioje konferencijoje, jeigu kartais jums fizinė forma knygutės nepavyktų gauti, tai tikrai gausite skaitmeninę formą. Ir kaip sakiau anksčiau, manau, kad mums tikrai reikia dalintis savo patirtimi, ką mums pavyko pasiekti, kas buvo pozityvu, kas ne. Turime kalbėti apie įvairius metodus ir įskaitant tuos, kas nepavyko. Ir kai aš minėjau tuos konkrečius metodus, siekiant pasiekti platesnę visuomenę, tai yra labai svarbu. Jeigu jūs dirbate, sakykime, ar sostinėje, ar mažoje bibliotekoje, jūs tikrai galite padaryti didelių pokyčių, žengiant link pozityvesnės visuomenės. Aš manau, kad yra daug galimybių iš tikrųjų mums ateityje, kaip bibliotekoms, kaip bibliotekų bendruomeniai. Mes privalome padėti kurti šviesesnę ateitį visiems, bet su tomis galimybėmis ateina ir didesnė atsakomybė. Ir dėl to bibliotekos turi lyderiauti kelyje į demokratijos augimą. Aš pavadinau savo pranešimą "Bibliotekos turi išgelbėti pasaulį". Na, tai šiek tiek skamba galbūt humoristiškai, bet aš tuo tikiu, kad mes tikrai galime
labai prisidėti tai darant. Ir mes jau tikrai nemažai pasiekėme, kadangi blogiausias dalykas sudėtingoje situacijoje yra prarasti viltį. Tai išlaikyti tą viltį iš tikrųjų yra taip pat mūsų svarbus uždavinys. Turime tikėti tuo, ką darome patys ir taip pat paskleisti šią pozityvę žinutę mūsų globėjams, mūsų lankytojams. Taigi, kuo mes rizikuojame? Na, jeigu kalbėti apie mane ir jeigu pažiūrėtume į istoriją, į ciklus, kurie istoriškai kartojasi, buvo praeitie ir demokratijos augimo laikotarpiai, laisvės laikotarpiai, toliau tamsos, autoritarinio režimo laikai ir turbūt galima pasakyti, kad mes šito neišvengsime ir ateityje pasaulyje, tačiau kada ir kokia kaina. Čia mes galime padaryti tam tikrą įtaką. Gali būti trečiasis pasaulinis karas, bet tai būtų katastrofa ir mes tikrai to nenorime. Dėl to mums reikia įdėti pastangas, kad užkirstume tam kelią. Nes jeigu bus trečiasis pasaulinis karas, kaip pasaulis atrodys po to? Na, bet tai gali būti tiesiog po 200 metų. Todėl mes turime užtikrinti, kad taip nevyks. Ir mūsų darbas, jeigu pagalvojus, yra susijęs su demokratijos ateitimi, laisvė ir laimė. Čia yra mano jaunesnioji dukra paveikslėlyje. Ir vaikai tikrai turi teisę išaugti laisvame demokratinėme pasaulyje ir siekti savo tikslų. Taigi turbūt tokia mano prezentacija. Dėkoju. Ačiū, Martinai, už puikią prezentaciją. Tada pereikime prie klausimų tiesiai. Sveiki, dėkui už jūsų pranešimą. Mes matėme daug puikių pavyzdžių, kaip bibliotekos gali padėti, didinant dalyvavimą rinkimuose. Tačiau mūsų regione problema yra ta, kad yra kišamasi į rinkimus. Matėme, kas vyksta Rumunijoje, Moldovoje šiais metais. TikToko kampanijos buvo pasitelktos tai darant. Kaip bibliotekos gali tai sustabdyti? Na, aš neturiu atsakymo kaip, tačiau tai tikrai geras klausimas, kaip bibliotekos gali tai nušviesti ir edukuoti žmones. Ką mes galėtume padaryti su visu tuo ir taip pat perduoti žinią žmonėms, kadangi tai yra iššūkis. Jeigu neturėsime žinių apie kišimas į rinkimus, žmonės ir nenorės nieko daryti. Na, o bibliotekos yra institucijos, įstaigos, kuriomis žmonės pasitikė ir todėl mes tikrai galime edukuoti žmonės, kaip būtų galima apsiginti nuo tokių blogų dalykų. Na, jūs savo prezentacijoje taip pat minėjote, kad ėjimas į rinkimų būdelę gali būti asimiliacijos dalykas. Kartais žmonės netgi gali bijoti eiti į rinkimus. Toks nedidelis žingsnelis, bet vis dėlto jisai svarbus. Taip, tikrai. Dėkoju. Sveiki, ačiū už jūsų prezentaciją.
puikios įžvalgos. Aš esu iš Latvijos, iš nacionalinės bibliotekos. Mes dirbame su medijų raštingumo dalykais ir kalbant apie rinkimus, mes šiuo metu turime tarsi trilogiją. Pernai vyko savivaldybių rinkimai, kitais metais vyks mūsų pačių parlamento rinkimai. Ir aš pastebėjau, kad žmonės tikrai pasigenda to realaus gyvenimo diskusijų apie demokratiją. Tai jūsų pavyzdžiai yra labai geri iš tikrųjų. Na, o mano klausimas siejasi su ankstesniuoju. Ar jūs pajutote kažkokį susidomėjimą iš žmonių, kurie pasinaudojo tais demokratijos ambasadoriais? Kaip būtų galima išanalizuoti melagienas, politinę reklamą? O antras klausimas, ar buvo susidomėjimo klausimais, kurie buvo aptarti su demokratijos ambasadoriais, kurie jūs nustebino, ko jūs nelaukėte? Na, aš manau, kad iš vienos pusės mes tarsi žinojome, bet tai vis tiek nustebino. Žmonių nežinojimas, kas tai yra rinkimai, kodėl jūs turite balsuoti. Buvo daug klausimų. Ir galiausiai diskusijos pabaigoje, daugeliu atveju, mes jau pamatėme, kad žmonės pagaliau suprato, kodėl yra svarbu eiti balsuoti. O šiaip jų požiūris buvo, na, o ko aš dabar turiu balsuoti? Aš žinau, kad mano kandidatas ir taip laimės, pavyzdžiui, arba pralaimės. Bet demokratija yra ne apie laimėjimą ar pralaimėjimą, bet apie kompromisus. Ir nelaimėti taip pat yra kartais gerai, tai normalu. Visuomenė nėra tiesiog balta juoda. Tai buvo daug diskusijų apie tai. O pirmas jūsų klausimas buvo apie politinę reklamą ir politinę žinutę. Tai buvo daug diskusijų tarp politikų ir iš tikrųjų nebuvo lengva naviguoti žmonėms atsakant į klausimus apie politikus ir politiką. Mes tiesiog nenorėjome per daug gilintis į politiką. Ką mes norėjome padaryti, tai tiesiog parodyti, informuoti juos, kurie gali rasti tą informaciją. Jie nežinojo, kur eiti, kur ieškoti informacijos apie partijas, apie politikus, tiek savivaldybių, tiek nacionalinėme lygmenyje. Taigi buvo daug tokių diskusijų tokio tipo. Ir aš manau, kad kaip ir šita knyga, kai mes ją išspausdinome, tai buvo maždaug prieš mėnesį, daugybė organizacijų pradėjo kviesti mus ateiti ir pakalbėti apie knygą, papasakoti. Taigi rodo, kad mes turime bandyti dalykus ir taip pat rasti būdus dalintis informaciją. Netgi ir išleisti tokį leidinį, knygą gali būti visai naudinga. Kartais mums reikia artefaktų. Su kažkuo kalbėjau per pietus apie reklamą. Mes turime reklamuoti save, savo paslaugas. Mes bibliotekos iš tikrųjų esame puikus informacijos šaltinis. Taip pat padedame atskirti, kas tikra, kas netikra, kas yra tikra informacija, kas yra melagiena. Švedijoje bibliotekoms yra suteikta teisė edukuoti žmonės dirbtinio intelekto srityje. Jeigu jūs nesuprantate
DI jūs tiesiog galite atsilikti nuo didžiosios visuomenės dalies. Ta mes bandome žmonėms aiškinti. Nemanau, kad kitos institucijos gali labai giliai tai žmonėms paaiškinti. Ačiū labai, Martinai.